Labą rytą. Labai. Norėjau paklausti, ar atvažiuosit, nes Šiaurės prospekte esam ir važiuosim į oro uostą, tai kad nebūtų kažkokio atšaukimo. Atvažiuosiu, tai mergina su baltom suknelėm išleidžiu ir atvažiuoju. Gerai, tikiuosi smagios vestuvės buvo, laukiam. Vestuvės dar ne. Panašiai kažkas tai. Ok, o jūsų XL automobilių, taip? Nu, sakykim, jo. Tvarko, nes gerai, nes mes keturiese atitilpsim. Ok. Dėkui. Aha. Kaip miegojai? Kažkokį komentarą turiu apie miego kokybę? Normalu, taip elgtis. Skanų sprendėt pusryčiaut? Šitą jautiną. Pomenį šimtuką. Aleksandro Makedoniečio vardą, tai mes užkariautai irgi būsim, tik tai nevyklės. Lietuvis įdegęs aktorius. Lietuvis įdegęs aktorius? Nu, įdegęs lietuvis aktorius. Rudokas. Tai ir mes jau pakeliui lipti į lėktuvą. Visi laimingi, patikrino bagažą. Ai, 3D. Taip. Patikrinome bagažą. Varom kaip į Graikiją, bet lipam į kitą lėktuvą. Tai galim kažkur ir toliau. Į kurį norim lėktuvą lipsim. Pažiūrėkit, kiek daug tai jų. Į nežinom kur. Sėkmingai pavyko nusileisti į Rodos oro uostą. Ir išsinuomavome automobilį už 150 eurų 7 dienoms. Be jokio draudimo, be jokių kreditinių kortelių. Ir kai paklausėm, kodėl būtent taip lengvai duoda mašinos, atsakymas buvo, kad kur jūs važiuosit, kaip čia sala. O pirmoji vietoje siūlė automobilį už 300. Todėl nusprendėm pabandyti dar vieną variantą ir sekančiam iš karto kaina buvo dvigubai mažesnė. Pirma stotelė užsipilti kurų. Kurą mums pila šis graikų dievas. Jis tiesiog pribėgo ir pasakė, kad pilna baką. Paragauti. Kai kas praalkęs, kai kas jau ruošiasi fotosesijoms, kai kas ieško informacijos, o čia yra tokio nuostabaus grožio bažnytėlė ir visur matome Graikijos vėliavą. Per daug nelaukė, tiesiog šitą išsirinko ir žiūrėsime, kas yra mūsų meniu. Ir štai taip atrodo mūsų legendinė vieta. Nuostabus šviestuvai. Paplūdimys dar geresnis, oras puikus, nekantraujam paragauti. Pirmosios graikiškos salotos, atrodo taip įspūdingai, porcijos labai didelės, visko prikrauta. Nes nenoriu. Sesė užsisakė tokias salotas, kokteiliai su uogomis, Tiesiog pomidoriuką suvalgyti. graikiškos salotos. Tuoj ragausime pirmąjį kąsnį savo graikiškų salotų. Pas mane tai čia avokado pripinta. Wow. Labai skanu. Einam, aplankysim vienuolyną. Prieplauka kokia graži. Žvejai vietiniai.
Bažnytėlė nedidelė, bet joje kiekviena detalė labai apgalvota, išpiešta, išdailinta. Galėjome nepamiršti maudamukų, tai būtumėm šauniai išsimaudę paplūdimyje. Tačiau niekas nesitikėjo, kad tai būtent ir bus beach clubas. Visi galvoja, kad čia ateisim pažiūrėti gražių vandens vietelių. Prižiūrėti sodai tikrai pasakiška atmosfera, visos grindys čia irgi šakmenukų, labai daug kačiukų, va koksai smaudas. Vieta visai neblogai čia, toks va venue. Atvažiavome į Lindos miestelį ir štai apsistosime šitam viešbutuke. Vaizdai iš tikrųjų yra pasakiški. Labai šiltas oras, nei vieno debesio, paplūdimiai laukia mūsų. Belieka tik įsikurti ir mėgautis.
Štai ir atvykome į savo apartamentus, tuoj įsikursime. Ir taip atrodo mūsų miegamasis butuko. Dviguba lova, staliukas su kėdutėm. Iš tikrųjų, pažiba šito buto yra būtent terasa, kuri išeina tiesiai į jūrą. Ir tikrai matosi švarus, nuostabus paplūdimiai. Labai ramu, labai šilta. Taip pat šitam viešbučiui priklauso ir baseinas, kurį aprodysiu šiek tiek vėliau. Ir turime štai mūsų princesę. Laukia įsikūrusi, vėsinasi nuo kaitros. Tai šitam apartamentuose įeina dar vienas miegamasis dvigubas. Galima pasidaryti kavytės, šaldytuviukas. Tai visko, ko reikia, ir mūsų tualetas taip atrodo. Gauname paplūdimio rankšluosčius, prausimosi rankšluosčius. Ir dušo kabina tikrai pakankamai erdvi. Einam įsikurti ir paplūdimį pasimaudyti, apžiūrėti baseiną. Va, kambariai su baseiniukais, privačiais, ir yra dar bendras viešbučio baseinas. Matosi jūra. Žodžiu, viskas, ko reikia. Prašome įsikurti ir mėgautis nuostabiaisiais Graikijos krantais. Ir ką, į popietę persikeliame į savo privačią terasą, iš kurios vaizdas tikrai nėra pats prasčiausias. Viskas sunkaus darbo dėka. Dirbkit sunkiai, duoda vaisius. Gal ir jūs kažkada čia galėsit sau leisti atvažiuoti. I love you, baby, and if it's quite alright, I need to baby, to on these lonely nights. I love you, baby. Galbūt dar reikia išsimaudyti į jūrą.